Aš norėčiau kreiptis į mūsų visą verslo visuomenę. Tai šiandien šitoj iniciatyviniai grupėje dalyvauju vien dėl to, kad matydama ne tik kaip pilietis, bet kaip verslininkas, kaip atstovavęs daugelį dešimtmečių smulkų ir vidutinį verslą vyriausybinėse institucijose ir visur kitur, matau didelę grėsmę, kad šiandien tas apribojimas, kuris yra Lietuvoje tikrai dideliais tempais stumiamas, verslui ypač tai yra aktualu. Nes kaip verslo vadovas galiu pasakyti, kad tie apribojimai, kurie eina iš bankų, kur neleidžia atsiskaityti su savo darbuotojais normalia tvarka, net ir padarius pavedimus. Ta prasme, kad jeigu tu gali prekiaudamas ir turėti, ypač rajonuose, grinųjų pinigų ir negali savo darbuotojams išmokėti tų atlyginimų grinaisiais pinigais, neva jie juodi, jie nėra jokie juodi, jie yra apskaitomi įmonės kasose ir viskas ten yra tvarkoj. Toliau yra antstolių savivaliavimas, kurie irgi nesiskaito su mūsų darbuotojais, su mūsų dirbančiais žmonėms, tiesiog įstatymai jiem neveikia ir jie dirba taip, kaip nori ir gali visus tuos skaitmeninius pinigus, kuriuos turim savo kortelėse, nuskaityti. Todėl kreipiuosi dar kartą į verslo visuomenę, nebūkite pasyvūs, būkite aktyvūs ir savo kolektyvuose surinkite šitos parašus, tai labai svarbu. Ačiū.